visada, vasaris. Kaip visada susitinkam, kaip visada pasveikinam vieni kitus, jau baigė žiema. Tuoj jausim pavasarį, jau saulutė aukščiau. Ir tie kruopštieji, nagingieji, mūsų istorijos rašytojai, mūsų istorijos ir meno mylėtojai susirenka kasmet čia. Susirenka kaip artimieji, kaip giminės, parodyti, ką vakarais ar įkvėpimo dienomis sukūrė nuostabaus, gražaus, šviesaus. Ir tikrai tas žiemos pabaiga visada kaip kažkokia šventė. Naujo laukimo, naujos pradžios ir lyg užvertimo to lapo praeitų metų, galbūt šaltos žiemos. Ir šiandien tikrai galiu pasidžiaugti ir ypatingą tokią padėką ir džiaugsmą jaučiu, dėkodama visiems autoriams. Aš juos pavardinsiu, kas šiemet dalyvauja, o dalyvauja berods 36 jaunesnio ir vyresnio amžiaus dalyviai. Ir linkiu jums tikrai didžiulės kūrybos, nes čia šiandien tiesiog matom, kad nežiūrint, kad pasaulyje daug visokių perversmų ir daug neigiamos energijos skleidžiama, labai džiaugiuosi, kad tai galbūt vienintelė energija, ta kultūra, kuri spinduliuoja iš jūsų. Ne blogį, ne neigiamą energiją, o šviesą, susimastymą, viltį. Ir aš manau, kad jūs besidžiaugdami viens kitų darbais pamatysit, galbūt paratginsit ir kitą jau pamiršusi amatą, bičiulį, draugą, kad nepamirštų plunksnos ar kaltuko ar kažkokio įrankio kurti būtent meną. Ir vis prisimenu Čerčilio žodžius, kai karo metu liepė nurėžti finansavimą kultūrai. Jis pasakė, tai tada vardan ko mes kovojam. Taip, kultūra yra tokia amžinybės kaip ir simbolika. Tai va, aš labai džiaugiuosi, kad yra šis laikmetis, ypatingas laikmetis, jūs ypatingi žmonės ir kuriat tik šiam laikmečiui būdingus darbus ir jūs būsit nepakartojami. Kaip sakau, tamsa galbūt aplinkui ir visur, bet šviesą jūs skleidžiat. Tad linkiu ir sveikinu visus, kurie kuriate, o kas dar nedrįstate kurti, prašau, paimkit degtuką, įrankį, kas miela ir kurkite grožį. Tai dar kartelį noriu pasveikinti su parodos atidarymu ir manau, kad ta tokia smagi muzika mums padės tiesiog šitą renginį gražiai papuošti. Prašau. Dabar tai gali būti mano namas, tai jau reikia pamatyti.
tuos auksarankius, bet taip ir nukeliavau atsisėsti, taip ir nepaminėjus, tai ištaisau klaidą. Ir taip parodoj dalyvauja Gintautas Neimanas, Elena Liauksminienė, Simona Bijanskienė, Lionė Stupurienė, Jolanta Beržunskienė, pirmą kartą, Sigita Urbonienė, Filomena Adomavičienė, Rimantas Balčiauskas, Jolanta Balčiauskienė, Paulius Ratkevičius, Dalia Kundrotienė, Lina Masiulevičiūtė, Onutė Deniušienė, Birutė Daukšienė, Irena Arnastauskienė, jeigu teisingai perskaičiau, man atrodo gal pirmą kartą, Sigutė Barzdelienė, Ana Šliauterienė, Sigutė Vaipšienė, Vida Čižienė, Asta Jonušienė, Jolanta Konstancija Jezikaitienė, Sonata Kocienė, Darija Vaičiuvienė, Vytautas Šlaustas, Simonas Misevičius, Asta Jonušienė, Eugenija Damskienė, Ona Radzevičienė, Zita Šimkienė, Rita Žakienė, Laima Statkuvienė, Bronislava Kuleikytė, Ona Gedžienė, Saulė Bijenskytė, Vilija Narutavičienė ir Edvardas Vaipšys. Tai dar kartelį kadangi turim viešnes, kurios ne tik apžiūri darbus kasmet, bet tikrai turi ką ir pasakyti ir pastebėjimus visus apie pokyčius mūsų krašte. Tai prašau, ponia Michelina Adomavičienė, kuri ir Aistė. Prašom, tai mūsų tautodailės globėjos. Tai labą dieną, malonu lankytis pas jūs menėje, nuostabioje parodoje, kur tiek daug autorių šitokioje erdvėje sutelpa ir tiek grožio turit parodyti. Tai pirmiausia, noriu padėkoti šitos erdvės savininkams už tai, kad visada turime kur pamatyti šitos darbus ir gražiai aplankyti. Tai taip simboliškai galima tada direktorę pakviesti už draugystę vietą. Dėkui jums tada. Ačiū, kad lankotės ir kad visą laiką įvertinate, pasakote gražų žodį apie mūsų kūrėjus. Taip pat įsitrauksim ir šiandien. Ir taip pat padėkoti Vilijai Narutavičienei, kuri globoja mūsų Akmenės tautodailininkus, tikrai gražiai suburia, aktyviai veikia ir šitą parodą kartu su Akmenės muziejumi. Ačiū. O dabar tuščiom rankom lengviau kalbėti. Dabar ačiū kiekvienam autoriui. Tai noriu paminėti, kad šiemet Lietuvos tautodailininkų sąjunga švenčia 60-metį mūsų veiklos jubiliejus ir šią progą mūsų visos Šiaulių apskrities paroda vyks Kelmės kultūros centre, kur bus eksponuojami atlikti iš visų rajonų darbai. Taip pat matot, mes čia vaikščiom, pradžioj neįleidom jūsų į salę, kol vaikščiom sukom ratus ir apžiūrėjom kiekvieną darbą. Ir prie darbų yra sudėti tokie lipdukai tų darbų, kurių laukiame Kelmės kultūros centre vyksančioje parodoje. Tai noriu truputėlį papasakoti apie tai, ką mes darome su Tautodailininkų sąjunga ir kaip vis dėlto tos darbus atsirenkame. Tai nuostabus darbai, nuostabus žmonės, kurie juos daro ir kuria, ir veikia, tačiau kokie darbai keliaus, kurių mes laukiame, tai yra tie, kurie atspindi tradiciją, kurie atspindi mūsų šaknis. Nesakom, kurie yra vertingesni ar ne, tiesiog tai yra mūsų darbas atsirinkti darbus, kurie puoselėja mūsų lietuvišką tradiciją ir mūsų darbas yra ją saugoti. Taip pat labai vertiname, kai žmogus tą tradiciją ne tik tais perkelia, bet jis ją interpretuoja ir ją kuria, atiduoda dar dalį savęs. Tai ačiū visiems dar kartą kuriantiems ir perduodu žodį Michalinai, kurie apie darbus tikrai kalbės išsamiau ir reikšmingiau negu aš. Taip, ačiū, Michalina.
sveiki, gražus žmonės. O tie, kurie turi, visi yra gražus. Gerbiu ir dėkoju jūs, kad aktyvus ir tokie kūrybingi. Paroda sudaro gerą įspūdį. Gerą įspūdį ne šiaip sau, kad sakau, bet yra tikrai tų tradicijų tąsa ir yra aiškus žengimas šiuolaikišku keliu. Ne visi gali tilpti tas gražiam sodžiaus pastate, gražiam sodžiui. Kažko širdis veršys ieškoti, surasti ir tarti nuo savęs, išreikšti save, kaip ir ką tik minėjau pirmininkė. Tai labai jausysi. Dar vienas dalykas, kas jūsų parodoj, o aš esu labai senai žinau, labai senai žinau, ir jūs gal mane dar šiek tiek atsidavot. Yra skirtumas, labai didelis skirtumas nuo pirmųjų parodų. Ir čia aš kalbu apie 10-mečius. Išėdinas, koks pagrindinis skirtumas? Pagrindinis dalykas, jūs užaugat. Tikrai, žiūrėkite, užaugat. Profesionaliai, kūrybiškai užaugat. Antras dalykas, jaučiu jūsų kūryboje laisvės pojūtį. O laisvė, čia dabar kalbu apie kūrybinę laisvę. Laisvę jūs jaučiame iš jūsų darbų. Kartais būdama laisvi jūs ir pražengėte, ne ten, kur reikia, bet sudrausime. Šiek tiek pamaniuojam savo lazdelę, savo priemonėm, bet tai čia yra smulkmenos. O šitą laisvę jūsų, o jų yra labai ryški. Ir kad jūs kažkur kartais ir peržengėte tos laisvės ribas, tai nėra irgi nieko blogo. Kūryboj be klaidų tai nebūna, o be to, kas tai žino, kas klaidos. Šiandien atrodo klaida, o rytoj atrodo atradimas. Ar ne taip yra? Taip, kad darykit klaidas, bet šito neįmanoma kūryba. O kas parodoj, be viso to, kad minimas, žinoma, aš norėčiau pavardėm išvardinti darbais, bet ne, šito aš nepadarysiu dabar, tikrai nepadarysiu, bet aiškiai dominuoja pas jūs, negaliu atlaikyti, sodai, pribloškė, pritrinkė, nežinau, ką padarė. Iš kur pas jūsų tiek autorių atsirado šaunuoliai ir tokie sodai, ne šiaip sau, kad gražus. Gražus man nelabai geras žodis, labai meninių požiūrių įdomus, kūrybingi. Šaunuoliai autoriai, nežinau, aš čia dabar jau nematau. Sodai, jūsų taikomoji dailė labai yra graži, kai eina juostas. Juostų daug irgi mačiau, o čia gal randa savo būdą išreikšti, įsiskiria gražiai juostas, margučiai. Margučiai siaubas ta prasme, kad sunku išrinkti, jis yra nuostabus. Pasau vaikui, išneskite žodį, bet čia mano toks negeras žodis. Ir neįmanoma atrinkti, tiesiog su visą galdą, su visų indų, nes kiekvienas yra tiesiog unikalus dalykas. Puikus metalo dirbiniai, nedaugiau jų liko metalistai dirbti, netingėkit, jūs jau, kad neliktumėt vieninteliai, va, Radviliškiai, tas sakė, pakabinės jau buvo įrankius, bet gal atsiprašė paėmė, taip kad kažkaip jauni nelabai grėbė, tai yra sunkus darbas, suprantama, bet yra amžinas darbas, va ir akmens truputėlį atsirado, medžio drožininkų, tai buvo tokie geri medžio meistrai, labai kukliai pasirodė, nežinau autorių, gal pamatysit, kada jie atpažinsiu, nežinau. Tapyba jūsų irgi gana profesionaliai žengėt. To tokio tradicinio primityvumo beveik nėra, beveik, truputį yra, bet nedaug. Žodžiu, šaunuoliai visose srityse. Sėkmės jos kūryboje irgi. Dar Dieve dar susitikti. Ačiū Jums. Pas mus į svečius atvyko vicemerė ir norėtų pasveikinti tikriausiai. Išlaškyti, tai sveiki,
puoselėtojai. Nelengva kalbėti jau, kaip tie gražiai žodžiai pasakė jums vertintojai, ne? Bet labai smagu dalyvauti šitoj parodoj, šitos parodos atidarime ir sakyti jums padėko žodžius. Žinot dėl ko? Dėkoti reikia dėl to, kad tai, ką jūs darot, turi keliopą reikšmę. Šiandien mes turim nuostabią galimybę susiburti, kalbėti tą pačią kalbą ir susikalbėti. Nes šiandien labai gaila, dažnai mums to pritrūksta. Antra, mes matom, kad tai yra dialogas tarp kartų. Pažiūrėkit, mes skirtingą amžiaus visi, bet irgi kalbamės lyg ir tą pačią kartą, vieni iš kitų mokomės. Kaip gera girdėti žodžius, kad jūsų darbuose yra savitumo, mūsų krašto savitumo. Ką dar galima gero pasakyti? Tai, kad mūsų kraštas siekia tapti labai inovatyvus, modernus, bet kartu suprantam, kad tokiu taptum, to neįmanoma padaryti be tvirto kultūrinio ir istorinio stuburo. Tai ačiū, kad padedat kurti tą stuburą, esat tas stuburas ir padedat laikyti mūsų kraštą. Tai nenustokit kurti, stebinti, džiuginti, nes iš tikrųjų jūs kurite ir mūsų krašto įvaizdį. Ir labai didžiuojamės galėdami skleisti žinią, jūs aišku labiausiai patys skleidžiat, bet tikrai didžiuojasi ir kiek galiu iš savo pozicijos bandau reprezentuoti ir jūs. Tikrai su pasididžiavimu dabar ten, kur galim savo kūrėjų ir dovanas dovanojam kaip reprezentacinės, nes iš tikrųjų tai yra begalinis pasididžiavimas savo žmonėmis. Tai ačiū jums, kurkit, o mes grožėsimės, džiaugsimės ir, kaip sakant, palaikysim. Tai sėkmės jums kūrybinės ir tikėkimės, kad greitai ateis šviesus, kūrybinis pavasaris, kur turėsit dar daugiau įkvėpimo. Tai, o aš norėčiau gailyti jūsų pirmininkai, globėjai, žiniai teikti. Na, čia visiems bus paskui pasivaišinti. Dabar bus sekant dainelė, tu dar pabūsi.